Sveiki! Ar kada nors atrodė, kad anglų kalba yra, tarsi koks slaptas kodas? Jei taip, tai šiandien mes kartu imsimės jį nulaužti. Išnarpliosim taisyklės, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip tikra painiava ir pamatysim, kad logika slepiasi ten, kur atrodytų jos nė kvapo nėra. Pasiruošę? Pradedam. Gerai, pradėkime iškart nuo mislės, kuri daugeliui neduoda ramybės. Žiūrėkit, žodis cat ir žodis send. Ta pati raidė C, bet garsas visiškai kitoks. Kodėl? Atrodo keistai, tiesa, bet tai ir yra vienas iš pirmųjų kodų, kurį šiandien pat įminsime. Štai mūsų planas. Pirma, įminsim tariamo kodus. Tada atrakinsim raidžių junginių paslaptis. Suprasim, kokia yra prielinksnių galia. Išmoksim tapyti vaizdus žodžiais ir galiausiai, kaip laisvai kalbėti apie žmones. Kiekvienas žingsnis – tai tarsi naujas raktas atveriantis vis kitas anglų kalbos duris. Taigi, pirmasis iššūkis – tarimo kodas. Grebiam jautį už ragų ir neriame į pavienių raidžių paslaptis. Pasirodo, raidės garsas labai dažnai priklauso nuo to, kokios raidės stovi šalia. Kai pagauni šį principą, viskas tampa daug aiškiau. Štai ir atsakymas į pačią pirmą mislę. Viskas genialiai paprasta. Jeigu po raidės C eina A, O arba U, ją tariame kaip K. Pavyzdžiui, cat, bet jei po jos atsiranda E, I arba Y, ji virsta garsu S. Štai ir viskas. Pirmas kodas nulaužtas. O dabar pažiūrėkime į raidę G. Jie elgiasi labai panašiai kaip ir jos sesė C. Prieš A, O, U ji tariama kietai, G kaip žodyje good. Bet prieš E, I ar Y jis suminkštėja į Dž kaip žodyje page. Jau mato dėsningumą, tai joks chaosas, tai sistema. Keliaujam toliau su raide S. Ji irgi turi, sakykim, du veidus. Dažniausiai jis skamba kaip S, bet atsidūrusi tarp dviejų balsų, jis suskamba kaip Z. Įsiklausykit, koks skirtumas. Send ir please. Jaučiate tą vibraciją? Būtent. Na, o dabar tikras riešutėlis – TH garsas. Iš tiesų jis yra dviejopas. Turime skardųjį Z garsą, kaip žodyje these, ir turime duslųjį Th, kaip žodyje thin. Kur paslaptis? Liežuvio galiuką reikia lengvai prikasti tarp dantų ir pūsti orą. Verta pasipraktikuoti. Puiku, pavienės raidės įveikiam. Dabar metas atrakinti raidžių junginius. Pažiūrėkime, kas nutinka, kai raidės susibūrė į komandą ir sukuria visiškai naujus garsus. Ir štai siurprizas. Raidžių junginys CH turi net 3 skirtingus tarimo variantus. Viskas priklauso nuo žodžio kilmės. Dažniausiai jis tariamas kaip č, tarkim žodžiuje bench, bet prancūziškos kilmės žodžiuose jis skambės kaip š, machine. O jei žodis graikiškas, jis virs garsu k, pavyzdžiui, chemistry. Įdomu tiesa. Štai dar keli labai naudingi pavyzdžiai. CK visada tariamas kaip paprastas K. TCH tai tas pats stiprus garsas kaip ir CH, č. Raidės PH visada virsta garsu F, kaip žodyje telephone. Kai matome KN žodžio pradžioje, K yra tiesiog nebeli, tariame tik N. O raidė X dažniausiai skamba kaip du garsai viename – KS. Štai kelios taisyklės, kurias tikrai lengva įsiminti. O čia raktas į ilgų žodžių tarimą. Tiesiog reikia išmokti atpažinti galūnes. Pavyzdžiui, exhibition, TION visada tariama kaip š. Decision, CION skamba kaip ž. Nature, TURE tariama č. O famous, OUS tampa as. Kai atpažįsti šios šablonus, ilgi žodžiai nebeatrodo tokie baisus. Gerai, tarimo kodus įveikiame. Trečiame skyriuje atversim gramatikos skrynią ir pakalbėsim apie prielinksnius. Tai tokie maži, bet labai galingi žodeliai, kurie sakinyje sukuria ryšius tarp visko – daiktų, žmonių ir vietų. Taigi, kas tas prielinksnis? Paprastai tariant, tai žodis, kuris atsako į klausimus kur, į kur, kada. Jis tarsi klijai sujungia sakinio dalis ir padeda sukurti aiškų vaizdą, nurodo, kaip viskas susiję erdvyje ir laike. Pradėkime nuo vietos prielinksnių. Jie atsako ir klausimą kur. Pavyzdžiui, kažkas yra on the sofa, ant sofos arba under the table, po stalo. Prielinksnis between reiškia tarp, in front of priešais, o behind už. Šie maži žodeliai iškart galvoje nupiešia aiškų vaizdą. O dabar pridėkime šiek tiek veiksmo. Įsivaizduokime kelionę. Vykstame from Londono
to Anglijos kaimelį iš taško A į tašką B. Kelyje einame across tiltą, bredame through krūmus ir galiausiai įpilame vandens into butelį. Kiekvienas žodis nurodo vis kitokį judėjimą. O kaipgi laikas? Prie linksniai padeda ir čia, atsakydami į klausimą kada. Pavyzdžiui, vakarieniaujame before filmu. During filmo stengiamės nekalbėti. Laukime jo till penktadienio. Susitikome at 7 valandą. Ir after filmo aptarėme įspūdžius. Gerai, tarimo ir gramatikos kodus atrakinome. 4 skyriuje imsime į rankas žodžių teptukus. Pažiūrėsime, kaip būdvardžiai ir spalvos įkvepia anglų kalbai gyvybės, jausmo ir detalių. Mūsų paletėje 2 pagrindiniai įrankiai. Pirma – spalvos, kurios nudažo pasaulį. Ir antra – būdvardžiai, kurie suteikia tam pasauliui charakterį. Sujungus šios 2 galime ne tik pasakyti, bet ir parodyti. Pažiūrėkime, kaip šie paprasti žodžiai gali sukurti poeziją. Pirmoji eilutė – pavasaris yra žalias. Iškart kyla asociacijos su bundančia gamta, tiesa? Antra eilutė – vasara yra šviesi. Žodis bright čia reiškia ne tik spalvą, bet ir jausmą – saulę, šilumą, ilgas dienas. Trečioji eilutė – ruduo yra geltonas. Ši viena spalva iškart nupiešia krintančių lapų vaizdą – genialumas paprastume. Na ir pabaiga – žiema yra balta. Štai taip. Šis trumpas eilėraštukas puikiai parodo, kaip vos keli apibūdinamieji žodžiai gali sukurti pilną, ryškų ir įsimenančią paveikslą. Na štai, priartėjame prie paskutinio, 5 skyriaus. Dabar atrakinsime raktą, kuris leis mums sklandžiai kalbėti apie save ir apie kitus. Tai įvardžiai, maži žodeliai, kurie atlieka didžiulį darbą. Ši lentelė tai tarsi įvardžių žemėlapis. Svarbiausia taisyklė yra tokia. Įvardžio forma priklauso nuo jo vaidmens sakinyje. Jeigu esu pagrindinis veikėjas, sakau I. Jeigu kažkas priklauso man, sakau my book. O jei veiksmas nukreiptas į mane, sakau give it to me. Kai pagauni šią logiką, kalba iškart tampa daug natūralesnė. Šiandien įminėme nemažai anglų kalbos kodų. Nuo pavienių garsų iki sakinio struktūros. Dabar jau turite įrankius, kurie padės ir suprasti, ir kurti. Taigi, koks bus pirmasis sakinys, kurį atrakinsite su savo naujom žiniomis?